Nu ką, labas draugai. Kaip matot, atvažiavom į mišką. Šis epizodas bus kiek naujas. Bus žygis, mini išvyka, kempingas, laužas, pokalbiai, gamta. Būsiu vienas. Man tokie dalykai labai patinka, tik tiek aš jų nelabai filmuoju. Bet nutariau ir jums parodyti tai, ką aš mėgstu žiūrėti kitose YouTube kanaluose, tai kas man labai patinka, tą, ką aš visą laiką noriu daryti, bet gal per mažai randu laiko. Tai dabar esam gamtoje, draugai. Atvažiavau su savo Subariku, pasistačiau ir dabar ieškosim viečikės, kur įsirinksim savo kempingą. Tai šitą video matysite tikrai ne per vieną dalį, nes bus tikrai ilga dalis. Šį kartą bus be nakvynės, bet kituose kartuose planuoju ir su nakvynė varyti. Tai gero žiūrėjimo, draugai. Pirmą kartą su tam miške. Tai net nesizduoju, į katrą pusę eisiu. Svarbu po to mašiną rasti. Noriu pabūt gamtoje, noriu pasportuoti, noriu pasivaikščioti, noriu pabūt su savimi. Ir pasidalinsiu su jumis. Tai gero žiūrėjimo, draugai. Pilna šernų, stirnų, elnių, visokių pėdsakų. Viskas iškapstyta. Turime upę. Gal visai faina būtų stovyklavietę daryti prie upės. Kažkokį namelį tarp medžio prie upės ar kažką panašaus. Kažką sugalvosim. Čia kažkokių daug pėdų visokių yra. Va, kanopos. Aišku, normalu, mes tai miške esam. Kalnas didelis. Čia griovys kažkoks. Iš upės įteka. Ką, bandom eit kažkur toliau. Čia belenkiek pėdų. Viskas išvaryta, išvaikščiota. Čia gal atsigerti ateina. Bandau nuo upės toli nenutolti. Bandau surinkti gerą vietelę. Malkų tai čia pilna sausuolių. Labas, draugai. Klausėte, ką aš čia veikiu? Nuotykių ieškau. Prisižiūriu visokių video YouTube'ai.
labai patinka man gamta. Tai sumašiu irgi daryti video, kadangi man tas labai patinka, bet aš niekada to nefilmuoju. Tai noriu padaryti kelis filmukus kažkaip apie gamtą, apie kempingą, apie žygius, apie kažkokias miške namelio statymą. Pradžiai be nakvynės varysiu kelis kartus, po to bandysiu su nakvynė varyti. Taip pat yra planas nusipirkti baidarę. Belenkaip man patinka tokie dalykai, tik tiek, kad bandysiu veikti savo baimę. O baimė mano yra miegoti palapiniai kažkur vienam miške. Kitus, kai žiūriu turinio kūrėjus, tai atrodo labai lengva, labai paprasta, labai faina. Tai manau jau esu subrendęs tam. Visą laiką buvau kaimo vaikis, gamtos vaikis. Bet niekada gal net nerasdavau laiką, nesau, kada to laika yra. Bet manau, kad esu pasiruošęs. Šiandien visą dieną skyriau apžvalgai, pasivažinėjimam aplinkui rajonus, pasižiūrėjimus visokius ežerų, miškų, upelių, kur galėčiau statyti, kaip galėčiau statyti. Aišku, dabar yra gruodis, tai toks oras gal kuris ne pats palankiausias tokiem dalykam, bet žinot, kaip yra čia, kada pradėsim sportuoti, tai panauju. Kada pradėsim tą, tai nuo tada, tai ne. Aš manau, kad jeigu norim kažką daryti, tai nesvarbu diena, nesvarbu oras, nežinau, orui, tai turiu tinkamus tam rūbus. Turiu kažkokį mini inventorių, pasiruošęs įrankius visokius, tai dabar nieko nerodysiu. Dabar norėjau padaryti tokį trumpą video pirmą, kurį turbūt įkelsiu į YouTube. Žinau, kad atsiras visokių heiteriukų, kaip visą laiką, kad čia statybų kanalas ir taip toliau. Bet draugai, aš esu asmenybė, aš esu žmogus, aš noriu daryti tai, kas man patinka. Ir jeigu aš kartais tą nufilmuosiu ir įdėsiu į YouTube, tai neturėtų būti kažkokia mano problema. Jeigu bus problema, tai problema bus turbūt ne mano, o jūsų. Jeigu jūs tinkamai nesuprasit manęs, arba jums tas nepatiks, tai jūs galite nežiūrėti. Man tai labai patinka, aš labai daug žiūriu ir lietuvių keliautojų, ir užsieniečių keliautojų. Man labai patinka vanduo, patinka miškas, patinka gamta, patinka žvejyba. Tai 100% jau pernai, šiais 25 metais susilaikiau, nenusipirkau baidarės. Šiemet jau esu nusižiūrėjęs kelias variantus. Iš pradžių norėjau dvivietę pirkti, todėl kad daugiau vietos ir todėl kad gal keliau dviese, ten su žmona arba su draugu, bet kaip supratau, pagal tai, kas pagal mano planą, turbūt nelabai kas čia norės su manim varyti. Ne visi mėgsta tokius dalykus, tai nusprendžiau įsigyti vienvietę baidarę, didesnę, ilgą, kad turėčiau galėčiau įsidėti daug inventoriaus. Tai tikrai nenoriu čia kažko kopijuoti. Noriu tą daryti, nes man tas labai patinka ir aš noriu pasižiūrėti, ar man pavyks įveikti baimę, kaip pavyzdys ten nuvažiuoti kokią Estiją, perplaukti kažkokią upę ir ten permiegoti ir taip toliau. Estija, Latvija, Lietuva, nežadu, tikrai nepradėkit rašyti, kad čia kažkoks Valujevičius ar Prisižėjęs, tokių dalykų aš gyvenime nedarysiu ir neįmanoma man tai padaryti, aš tokių dalykų ir nesiekiu. Man svarbiausia yra gerai praleisti laiką, pamatyti gamtą, užsikurti laužą, įsikėpti kažkokį dešrelę, bulvę, šašlyką ar lašinį, nes man tas labai patinka. Man tokie dalykai patinka, aš tikrai jokių ten nesieksiu nei rekordų, nei... Čia dabar visiškai yra ne man, aš neturiu tiek laiko ir nėra toks planas visiškai. Čia noriu užbėgti gal komentaram, nežinau, neprivalu čia aiškintis, bet sakau, svarbiausia yra gerai praleisti laiką. Ar aš tą darysiu viens, ar kažkas prie manęs prisijungs, čia jau yra, nežinau, nieko aš neplanuoju. Aš tik tai dabar esu ant Subaru stogo. Pravažinėjau visus miškus, miškelius, visokias vietas, nes belenkaip šlapia, čia su normalia mašina neįvažiuosi. Tai tikrai čia pas mum Joniškio rajone, Šiaulių rajone gerų vietų kažką gražaus, kad parodyt, kad ten pabūt gal nėra. Bet mano tikslas pradžiai pabūt ir paprastoj vietoj. Apsiprasti vieną dieną, antrą dieną, trečią dieną be nakvynių, pabūt vakare tamsoj, naktį vienam
aplinkui miškas, visokie garsai, sakau, man būn, kas mane seniai stebėtų, žinot, kad aš turiu tokią baimę, iš vis man palapiniai kempinge miegoti yra nesmieg. Man sunkiai kartais ir namuose miegas, turbūt dėl to, kad patiriu gal daug streso, bet čia ne apie tai. Tai va, norėčiau įveikti tą baimę, norėčiau permiegoti palapiniai miške, prie ežero, prie upės, arba kažkokį namelį pasistatyti, arba namelį prie upės, arba namelį medį pastatyti. Noriu tokį kontentą kurti. Nereiškia, kad stogų kontento nebus, tai mano darbas, tai vis tiek čia yra mano gyvenimas, tai tą, ką filmuoju, tą filmuosiu, bet karts nuo karto į mėnesį 1-2 video bus apie gamtą, apie turistavimą, apie iškilas, apie baidarę, apie plaukimą, apie savo parodysiu inventorių, kokį naudosiu, nes aš tikrai jo turiu jau prisipirkęs prieš kelis metus daug, bet aš sakau, turėti yra viena, o padaryti ir realizuoti visus tos daiktus yra kas kita. Tai va, tai kažkaip taip, šiandien yra savaitgalis, tai skyriau visą dieną va tokiem, bet jokios stovyklavietės šiandien nepasidariau, nes norėjau pasižiūrėti kas, kaip, kur, įvertinti situaciją, pasižiūrėti, atsigerti termos arbatos ir pagalvoti, ar aš noriu tą daryti, ar man tas patinka. Šiaip faina gamtoj, labai faina gamtoj. Ir gyvūnėlių mačiau, ir šiaip pasiklausyti tyliai, pasėdėti, paklausyti upės šrilenimą, visokie garsai, paukščiukai. Aišku, žiemą biškai viskas mažiau aktyvų yra. Bet va pavasarį tikrai kursiu kanoją, baidarę, kaip jie ten vadinas, kajaką, kaip jie ten vadinas, nežinau. Tikrai pirksiu normalią tą baidarę, ne už 100, ne už 2, ne už 5. Sakysit, kam tokia mandrė, nežinau, aš toks esu. Aš noriu, kad daiktas būtų kokybiškas, noriu, kad jis laikytų, noriu, kad atitiktų mano visus lūkesčius. Peržiūrėjau daug valandų visokios informacijos, trailerių, video, skirtumus ir taip toliau, tai parodysiu. Aišku, kol nenusipirkau, nieką čia nerodysiu, nes čia dabar yra kalbos kol kas, nes aš dažnai mėgstu kalbėti, reikia daugiau daryti negu kalbėti. Kai jau būsiu pasiruošęs pirkti arba jau būsiu nusipirkęs, tikrai parodysiu tą baidarę. Aišku, ten daug vis tiek dar reikia ir lemenį įsigyti, ir irklus, ten visokių dalykėlių. Tai va, draugai, toks mano video, turbūt vėl sakysit, kad aš čia kažką pezu, mėtaus, labai daug veiklų pas mane yra ir taip toliau, bet aš vieną kartą gyvenu, aš viskam manau, kad rasiu laiko, turiu nuostabią šeimą, turiu nuostabų darbą, turiu veiklos daug, statausi namą, viskam, kaip sakant, po biškį laiko tikrai skirsiu. Norėjau pasidalinti su jumis savo tokiom naujienom, čia gal pavadinti, ne naujienom. Bet tikrai noriu pamatyti pasaulio, noriu pamatyti gamtos, noriu biškį iššūkių. Tik va, sakau, vienintelis mano toks yra, vienintelė baimė yra su nakvynėm. Nes turbūt būtų nesąmonė keliauti upe, kaip pavyzdys ten yra Latvijai, ilgiausia upė, kurią galėtume veikti per 10 dienų, tai aš kiekvieną dieną viešbutį nemiegosiu ir po to neplauksiu, kažkaip nelabai taip norėčiau daryti, nes truputį juokingai atrodytų. Vis tiek norėtos, jeigu gamtoj tu visą dieną būnėt, norėtos gamtoj ir miegoti. Tai va, tai reikės įsigyti tinkamą palapinę, tinkamą čiužinuką, dar kai kurios dalykus. Ir bandysim kažką pafilmuoti, parodyti. Jeigu patiks, tai parašykit, jeigu nepatiks, irgi parašykit. Tik tais žiaurių dalykų nerašykit, nes jie vis tiek bus blokuojami, nes aš nematau čia nieko blogo, draugai. Aš manau, kad mes turim veikti tai, ką mes patys norim, kas va čia pas mum yra, ką mes jaučiam. Jeigu mums nepatinka kažkas labai, kam tą daryti? Kam tą daryti? Jeigu aš noriu dabar tai daryti, jeigu man yra galimybės tai daryti ir jeigu aš noriu tą nufilmuoti, ar čia kažkas yra blogo? Atsiras, aišku, tai sakys, ką tu čia pjauni. Bet aš pabandysiu, pasižiūrėsiu, jeigu patiks, patiks, jeigu nepatiks, nepatiks. Ką išgyvensiu, tą papasakosiu, jeigu man ten nepatiks ir aš ten patirsiu daug visokių neigiamų emocijų, aš tą ir pasakysiu. Aš nebijau pasakyti ir blogų dalykų,
Man nėra viskas, kad būtų visą laiką gražu, skanu ir ten faina, šilta, gera ir malonu. Aš jau toks esu, kuris visą laiką tikrai pasakysiu savo nuomonę, kad ir kokia būtų, ar jin būtų žiauri, ar kokia, aš visą laiką pasakysiu tiesą. Tai va, draugai, dabar ką šventinis laikotarpis, atostogos, tai tikrai kažką per tas 2 savaitės kažkur išvarysiu, kažką pafilmuosiu, kažką nuveiksiu. Aišku, taip, turiu daug darbų, bet laukia iššūkiai. Taip pat, aišku, neapleidžiu dviračio, minu kasdien namuose ant treniruoklio su dviračiu. Tai pavasarį vasarą planuoju ir su dviračiu kažkur į kelionės išvažiuoti. Tai planuoju aktyviai leisti laisvalaikį. Vis dėlto, kaip sakant, einam ne jaunin, bet jeigu nori jaustis, kaip čia pasakyti, nori išlaikyti tą jaunatviškumą pas save, nori išlaikyti fizinę gerą formą, tai turi judėti. Turi judėti, nesvarbu kiek to metų, ar 30, ar 40, ar 50, ar 60. Turi judėti, tol kol judi, tol tu esi gyvas, draugai. Tai va, mano tokie apmąstymai, tokie norai, tokios svajonės. Pabandysiu tai įgyvendinti ir pamatysit, kaip man seksis. Tai ačiū, kas žiūrėsit. Iki, draugai.